Kaip galima prisotinti kūną, daugiau energijos, padidinti organizmo bioenergetinį potencialą. Ogi kvėpavimo praktikos dėka. Kvėpavimo praktiko beribis pasirinkimas, bet kokią techniką mes pasirinksim. Tai šiandien dalinuosi paprasta technika, kuriai reikalinga tiesi nugara, ištiesinti energetinį stuburą, kad gyvybinės jėgos fluidai lengvai pakiltų ir leistųsi. Tai skaičiuosim iki 7 įkvėpdami per nosį ir su sekundinė pauze užlaikom ir grįžtam per 7 iškvėpimus vėl skaičiuodami. Tai pradėkim. Sekundinę pauzę užlaikome ir skaičiuojame iki 7 iškvėpdami. Įkvėpiam skaičiuodami iki 7. Sekundinė pauzė, skaičiuojam iki 7, grįžtam. Tai skaičiavimas paprastas. 7, 1 sekundinė pauzė ir grįžtam. 7, 1. Atsipalaiduokit ir pilnai jauskit savo ritmą. Atsiduokit šiam ritmui. Tai vadinama dar oktavos principu. Mes tarsi sekam pasaulinės harmonijos principais ir siekiam savireguliacijos. Tai kvėpuodami galim pasirinkti, pavyzdžiui, spalvą, kvėpuoti ją. Galim kvėpuoti į garsą, skambantį mūsų galvoje aukštos vibracijos, ar tiesiog kvėpuoti į augalo esmę. Tai šiandien su manim breathe again. Kvėpuok vėl. Aš jį naudoju, kada užsikišė sinusai, ar gerklė, ar tiesiog nuo oro užterštumo apsunkęs kvėpavimas, ar kai gerklė kutena. Tai tiesiog tepu sinusus, po nosį, gerklės sritį, galim krūtinę išsitepti, ar tiesiog nuo delnų kvėpuojam. Breathe again, kvėpuok vėl. Tai kvėpuokit, jauskit savo ritmą ir jauskit aromatą. Tai tegul pačios subtiliausios kokybės oras ir aromatas pripildo tave ir užlieja tave.